Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir praeitame video mes pakalbėjome apie Ethereumą, o dabar mes pakalbėsime apie Bitcoiną ir pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis tiek iš Bitcoinų, tiek iš visos kriptovaliutos rinkos. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi pradėkime nuo štai šito grafiko ir čia yra labai aiškus trendas, tai turime štai šitą trendo liniją, čia yra trendo linija ir matome, kad paskutinį laiką Bitcoinas judėjo būtent šitam kanale ir dabar jis yra prie viršutinės jo ribos. Štai čia matome, kad kaina šiek tiek sustojo ir dabar galimai mes pamatysime bent jau lokalų atšokimą, aišku jis jau ir vyksta. Tai šita zona, jūs šitą zoną esate jau matę prieš tai, čia buvo imbalanso zona ir matome, kad jinai labai puikiai atidirbo. Tai toliau mes turime štai čia labai svarbią palaikymo zoną, jinai yra tikrai labai stipri ir čia mes turime užsimetę limit orderį. Dabar mes keliausime prie vienos dienos grafiko ir aš jums noriu parodyti ir priminti, koks ten yra modulis ir ko mes galime iš jo tikėtis. Taigi štai čia mes matome aišku modulį, jo pavadinimas yra štai čia, matome, kad jis labai gražiai susiformavo ir tai tikrai užtruko pakankamai ilgai ir mes esame dabar aukščiau nei yra štai šita trendo linija, tai prieš tai jinai buvo labai geras pasipriešinimas, matome, kad čia buvo rejectas, čia dar buvo lokalus rejectas, štai čia ir dabar galiausiai mes pramušime ir dabar jeigu Bitcoinas nueis maždaug iki šitos zonos, tai šitą zoną jūs matė prieš tai esančiame grafike, čia yra tikrai labai stipri ir svarbi palaikymo zona, tai čia gali būti labai gera reakcija, atšokimo reakcija, rejectas ir jeigu mums pavyks išlaikyti kainą virš šitos zonos, mes galime tikėtis, kad šitas modulis suveiks ir mes pamatysime greitų metų naują all-time high Bitcoino grafike. Tai vakar mes šiek tiek pakilome dėl Trumpo naujienų ir tai aišku yra gerai. Visi altcoinai pakilo lokaliai ir dabar aš noriu įjungti 4 valandų time frame ir pasakyti, kad čia buvo labai gražus Bitcoino kanalas, jūs jau esate šitą matę kanalą, visi žinote ir dabar matome, kad Bitcoinas grįžo atgal į šitą kanalą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Bitcoinas galimai pasiruošęs eiti prie viršutinės jo ribos ir dabar reikia stebėti štai šitą levelį, čia jau tikriausiai bus kaip palaikymo levelis ir mes galime nuo jo atšokti ir keliauti prie štai šitos viršutinės kanalo ribos. Bet jeigu atsitiks taip, kad čia mes neišlaikysime, tai tikriausiai mes keliausime link mūsų limit orderių, kas irgi yra labai gerai ir visi altcoinai šiek tiek pakristų ir duotų mums dar geresnių entry taškų, tai šitas irgi yra labai geras scenarius. Kadangi ateina savaitgalis, volatilumas rinkoje mažėja, tai tikriausiai mes kol kas nieko gero nepamatysime ir jau pamatysime kažką įdomaus kitą savaitę, bet jūs turite stebėti būtinai štai šitą levelį ir žiūrėti, kokia bus reakcija. Aišku, aš norėčiau, kad Bitcoinas nueitų iki 110 tūkstančių, šiek tiek aukščiau, tai iki palaikymo zonos ir paimtų limit orderį ir kad dar šiek tiek pakristų altcoinai, kad susirinkti šiek tiek ir spoto ir pasimti futures prekybai. Taip pat noriu visus pakviesti į mūsų uždarą bendruomenę, ten mes prekiame, dalinamės idėjom, bendravime ir bandome kuo daugiau pinigų užsidirbti iš kriptovaliutų rinkos. Tai čia yra mūsų setupas, šitą setupą jau esate tikrai matę ir aš nubražiau štai čia naują pasipriešinimą levelį, matome, kad jis yra pakankamai stiprus, čia yra labiau gal 4 valandų levelis, bet į jį irgi jūs turite atkreipti dėmesį, nes galimai čia gausis false breakas arba bent jau kaina sustos, tai yra tiesiog šitas levelis sustabdys augimą ir galimas lokalus atšokimas. Tai čia irgi turite atkreipti dėmesį ir galite savo jį pasižymėti. O toliau mes keliausime pakalbėti apie Bitcoin dominaciją ir pažiūrėti, kas darosi Bitcoin dominacijos grafike. Štai čia matome Bitcoin dominacijos grafiką ir čia buvo labai geras pasipriešinimas, tai čia buvo 200 dienų moving average ir labai puikiai sulaikė kaip pasipriešinimas. Tai čia mes turime trendo liniją, čia yra apatinė trendo linija ir tai sudaro kanalą, kuriame juda Bitcoin dominacija ir matome, kad jinai artėja prie labai svarbaus levelio zonos ir štai čia, jeigu įvyks pramušimas, mes tikrai pamatysime labai gerą ir didelį impulsą ir tikrai viskas labai įvyks greitai ir mes nukeliausime iki sekančio palaikymo levelio, bet ką noriu pasakyti, kad tikriausiai mums neduos taip greitai nukristi ir čia dar mes galime šiek tiek gauti konsolidaciją, šoninį judėjimą, tuo labiau, kad savaitgalis, tai tiesiog jūs turite stebėti
stebėti štai šitą levelį, galime įsijungti savaitinį grafiką. Mes turime štai tokį aišku trendą, tai aš dar jums jį noriu pažymėti štai čia. Tai čia buvo jau keletą metų didėjantis trendas ir savaitės grafike mes jau turime silpnumą, tai šitas silpnumas yra tai čia. Čia mes dar galime šiek tiek atšokti, bet mes matome, kad Bitcoin dominacijai nepavyksta išeiti iš palaikymo zonos ir iškart eina į apačią. Tai čia jau formuoja silpnumas, jam galimai dar reikia šiek tiek laiko, kad gauti štai čia pramušimą ir tikrai labai greitai nueisime iki šito levelio. Jeigu taip atsitiks, aišku, altcoinai sureaguos labai gerai ir mes pamatysime, kad altcoinai parodys visai gerą augimą. Aš esu sakęs mūsų uždaro bendruomenė jau prieš gerų porą savaičių, kad reikia rinkti spotą, reikia bent jau įsidėti į watchlistą, ką jūs norite pirkti, stebėti tam tikras zonas ir naudoti DCA strategiją, kad jį pasipildyti. Tai kol vasara, čia yra tikrai gera galimybė, nes vasara būna volatilumas mažesnis ir aš jums noriu pasakyti tokį patarimą, kad jeigu jūs jaučiate FOMO, rinka jau pakilo, nepirkite jokių monetų long termui, geriau užeikite į futures prekybą, pasiimkite tą leverage ir turėkite stopą ir tik profitą, nes jeigu jūs nusipirksite ant pačio aukščiausio taško, gausite korekciją, tai jūs galite labai ilgai užstrigti ir dar būsite minuse. Tai tiesiog mokėkite valdyti savo rizikas, nepasiduoti emocijom ir svarbiausia, valdykite savo depozitą ir jūs turite jį mokėti apsaugoti. Na ir pabaigai noriu jums parodyti štai tokį Bitcoin dominacijos grafiką ir mes matome, kad čia buvo visą laiką kaip palaikymo zona ir dabar mes esame štai čia. Jeigu čia bus pramušimas, galimai bus daugmaž kitoks scenarius, tai yra jeigu mes pramušime štai šitą zoną, trendas keisis ir mes jau žengsime pirmą žingsnį į altseasoną, kurio mes aišku visi laukiam. Tai šitas video buvo labai trumpas, visiems gero savaitgalio, pailsėkite, būtinai prisijungti prie mūsų nemokamos grupės. Aišku, jeigu jūs norite tobulėti ir sužinoti daugiau apie prekybą, tai mes sukūrėme Arctica Academy, kad kiekvienas iš jūsų galėtų tobulėti, išmokti prekiauti, sužinoti, kas šiaip yra prekyba ir dar daug įvairiausių dalykų, kurie yra aplink prekybą ir ne tik. Tai visų laukiame, visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, tikiuosi video jums buvo naudingas ir kaip visada nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentare arba galite parašyti, kokį video jūs norite matyti. Iki greito.